Prašau? Sinusitas. Sinusitas, ne? Darbus. Nu, čia, gražiai. 15 metų apsirgau plaučių uždegimu, paguldė mane į ligoninę. Tai nuo 15 metų iki dabar 27 esu pats. Iki 27 metų, čia prieš metus laiko. Tai visą tą laiką mane gydė vaistas. Antibiotikai, vis stipresni ir nieko. Ar tiem žinojau, kur dėti. Pas jį irgi parodysiu. Nu, dažniausiai tai patenka žmonės su kraujo spaudimais, su kraujo krešėjimų sutrikimais, ausų nervų uždegimais, gliaukomomis, skausmais, raumenų, sąnarių. Ir ką nori. Todėl aš manau, kad Londone tas pakilimas turėtų labai būti stiprus, nes kadangi ta tendencija jaučiasi visoje Europoje ir Londonas yra neišimtis. O kas liečia Angliją, mes aplamai labai bendradarbiaujam su Anglijos biofabriku, labai glaudžiai, keičiamės informaciją. Ir jie iš mūsų, kai jiem pritrūksta dėlių, visada perka dėlės. Dabar vėl grįžtama, pasirodo, prie to seno gero metodo. Tai yra gydymas natūraliais metodais ir produktais. Tai yra dėlėm, kartu taikant jas su šiuolaikinėm technologijom, protingai taikant, aš noriu pasakyti, parenkant ligonius, galima gauti labai puikų efektą, kadangi netradicinis, jeigu mes dabar taip vadinam tas gydymas dėlėm, jis atveria plačias galimybės. Dabar aš čia metus daugiau nebuvau, bet kad buvau prieš porą metų pradėjęs gydytis, tai žinau, kad tikrai nuostabus. Seniau aš net mėgėjiškai sportuoti negalėdavau, nes man būdavo sukasi galva ir taip toliau, o dabar galiu pasportuoti mėgėjiškai ir, visai kitas žmogus.